pirma, kad turėjom labai prastą pradžią šiais metais, 2 pralaimėjimai ir svilo pada jau, reikėjo pergalės žūtbūt, tai visą komandą susitelkėm ir pasiekėm pergalę. Ar tie rimti pokalbiai po Šiaulių davė naudos? Tikrai davė, bet kiek mato, rezultatas tai parodo. Įmetėt 113, praleidot 80, gynyba ar puolimas šiandien buvo stiprioji pusė? Manau, puolimas, gynyboje dar yra ką taisyti, tikrai klaidų padarėm tokių, manau, iki kitų varžybų dar irgi žiūrėsim video, taisysim tas spragas. Ar daug jėgų atima toks spaudimas po visą aikštelę, kaip pat šiandien tegėjai varžovų amerikietį? Tikrai atima, pavargau šiandien, nes dar po traumas esu, bet atsistatysim, yra laiko, ruošimės kitoms varžyboms. Kaip pats jautiesi, kaip koja buvo traumuotas pirmadienį? Na, skausmas dar jaučiasi, ypač po 2 kėlinių paaštrėjo, bet Nemesėlis visagalis padėjo. Sakyk, ko gero, pirmasis dvigubas dublis savo PBL istorijoje. Rimtai? Nežinau. Kaip pats jautiesi surinkę dvigubą dublį? Gerai, aš to nežinau. Gerai, svarbu laimėjom. Per trečią kėlinį įmetė 39 taškus. Ar galima sakyti, kad tai buvo idealus puolimo atžvilgiu kėlinys? Na, reikia žiūrėti video, bet jeigu tiek įmetėm, tikrai idealus yra.